Sveikos, mielos moterys, jungiasi ir sveikinuosi dar kartelį su jumis iš studijos. Šį kartą, trečią kartą, noriu pakviesti jūs į moterų ratą, kuris po 2 puikių pabandymų, išsibandymų šiek tiek išaugo. Taip, pajutom, kad norisi tikrai daugiau laiko, daugiau erdvės, tokio neskubėjimo, tai persikeliam į penktadienį. Pasirašiau net visą sąrašiuką, pasidariau sąrašiuką, kad nepamiršti, ką noriu pasakyti, tai yra iš kogi tas mūsų ratas dabar susidėjęs. Tai žinoma, ramus atvykimas ir susipažinimas, kuomet galėsime ir afirmacijų kortelį išsitraukti, tokią mintį, ar ne, pozityviai nuteikiančią. Ir tuomet keliausime į pažinties ratą, ar ne, tai jo metu pasidalinsime šios dienos jausmų, ką atsinešime, kaip jaučiamės ir visada gerai išgirsti, kuo gyvena kitos moteris, nes kai jau susitinkame, tai susitinkame ne šiaip sau, o esame kažkuo tarpusavį susijusios ir išgirsti kitos moters mintį, jausmą ar tai, kuo įgyvena, kartais labai atliepia, nuramina ar ne ir supranti, kad esi ne viena ir kad tai ta bendrystė yra papildanti tokia ir tikrai labai prasminga. Po to, po pažinties rato, taip pat stabtelsim įsižeminimui, kaip ir praeitus kartelius, ar ne, tiesiog pajausti tos dienos, to vakaro jau jausmą savame kūne, įsižeminti, pajausti savo kvėpavimą ir atsiverti būsimoms patirtims. O toliau tokia naujiena, ar ne, kurios gal dar niekas, kas dalyvavo moterų rate, prieš tai nepatyrė, bet galbūt patyrė mano pirmoje mindfulness grupėje, kurią kažkada organizavau, tai yra sąmoningo valgymo patyrimas, tai darėme ir per mitybos seminaro pristatymą, kas dalyvavo, tai yra tokia tikrai ypatinga juslės sužadinimo praktika ir paragauti tai, ką gal esam valgę, bet visai kitaip, dėmesingai, sąmoningai ir pajuntant tiek savo kūną, jo alkio, sotumo jausmą įsivertinant ar ne, pastebint kaip pavyzdžiui, seilės ar liežuvis gyvena savo gyvenimą ir reaguoja tarsi automatiškai. Ir kaip mes galim valdyti savo dėmesį ir pastebėti tai, ką jau norisi automatiškai daryti, ar ne, o ką galim tiesiog padaryti prieš tai pauzę ir pajusti, pasiklausti savęs, ar pavyzdžiui, ar aš tikrai noriu, ar ne, tai tokia praktika, kurią aš po to ir taikau ir gyvenime, kai nueini į kavinę, gali, vis truputį kitaip, ar ne, šiek tiek atsitraukti ir pajausti iš tikrųjų save, savo kūno poreikį ir kalbėti su savo kūnu per tą sąmoningą pauzę. Tai vad kviečiu tą pabandyti kartu su mumis ir moterų rate susitikus. Na ir toliau, žinoma, keliausime į meditacijos patyrimą po pleduku, ant pagalvėlių, ar galima ir sėdėti. Tai tokia savistabos meditacija skirta vėl susijungti su savo kūno pojūčiais, pajausti iš tikrųjų, kuo banguoja, kuo vibruoja mano kūnas, mano širdis, ar ne, mintis ir visa, tokia jūra, kuri talpina mūsų kūnas, kurią mes pačios talpiname ir joje gyvename, tai be vertinimo, be etikečių klijavimo, tiesiog apimti, apgaubti visą save ir suteikti tam erdvės. Tai va, tai toji meditacija, po kurios moteris pakyla, sako, ir pailsėjusios, ir atgavusios jėgas, mažiau triukšmo, mažiau susivėlusių minčių. Na ir po meditacijos, į meditacijos pabaigą pakviesiu ir pasinerti į tokią garso terapiją, nors ir jinai trumputė, bet tikrai ypatinga, varpeliai ir dubenėlis, ypač varpelių spindesys, skambesys, kaip moteris sako, jeigu iki tol dar mintis sukuriavo, tai jau su garso patyrimu jos visiškai kažkur ištirpsta ir galim patirti, kaip smegenys pakeičia savo tą vibracijų dažnį ir galime nukeliauti į tą poilsio ir atkūrimo, atsistatymo tokią būseną. Tai va, tai garsas iš tikrųjų ypatinga jėga ir net ir namie galima ar ne susirasti ir grojaraščiuose įvairių instrumentų garsų ar tiesiog tam tikro dažnio garsą, įsijungus, klausant, galim jausti, kaip keičiasi mūsų būsena, emocinė būsena. Na, o pakeitus tą emocinę būseną, ją pakoregavus arba pabalansavus, žiūrėk, ir mintis kitokios, ir šviesesnės tos mintis, ir elgesys ir pasirinkimai mūsų gali būti, ne tokie spontaniški, ne tokie automatiški, ar ne, kaip tiesiog diena iš dienos mes labai taip skubame per gyvenimą. Taip jau būna.
Tai va, ir po garso meditacijos, žinoma, kortelės, kaip moteris sako, kadagi tos kortos. Tai tikrai susijungusios su savim, pajutusios ryšius ir su savo širdim, savo širdies portalu, tikrai tuomet galime ir keliauti su tą intenciją link kortelės. Turėsiu šį kartą ir 2 rūšių korteles, tiek Ošo kortelės, tiek orakulo kortos, puikios autorės Rebekos Campbell kortelės, kur mūsų studijai jau, nežinau, keli metai jau yra visa knygutė suvartyta, suskaityta, be galo pasiteisinančios kortelės, jos iš tikrųjų, tikiu, ir mane augina, ir toliau augina, ir per tą laikotarpį tai labai stipriai jaučiau kiekvieną kartą taip taikliai gali ištraukti tą patarimą ar įžvalgą, jeigu, aišku, tuo metu nurimsti. Pabūni tą akimirką jau su savim nuoširdžiai, nebesiblaškai, ne iš proto labiau, bet iš tos širdies, ar netrauki tą kortelę iš pajūtimo. Tai va, kortelės ir tada, aišku, pasidalinimai refleksijos grupėje, kas yra pati maloniausia, manau, dalis, tai tie pasidalinimai. Ir manau, kad po viso rato, po visų meditacinių patyrimų, mintis kažkaip tikrai nuščiūva. Kaip ir man, kalbant į pabaigą, jau šiek tiek nusiramina emocijų bangos. Ir tada tiesiog įvyksta tokie susijungimai, ar ne, vidiniai susijungimai su kitomis moterimis. Tikrai mūsų širdis ir širdies portalas, širdies čakra, tai tikrai atsiveria. Kad ir truputį kažkam, gal kam apskritai labai stipriai norisi visas apkabinti, visom dėkoti, net lūpos džiūsta kalbant. Tik norisi daug pasakyti. Tai vat į šį projektą, į Mindfulness moterų ratą, dedu dabar savo širdį ir savo tikėjimą. Ir labai noriu, kad tai būtų. Gal aišku, viskas prasideda nuo mūsų pačios, tai man prasideda nuo pačios santykio su savim ir su dabartim, ten, kur aš esu. Labai noriu ten būti. Iš tiesų nuoširdžiai noriu pakviesti būti vedančiąja tokio rato, kur galiu pasidalinti iki šiol sukauptomis praktikomis ir patyrimais, pajutimais, kas padeda man, kas padėjo ir padeda man jaustis labiau gyva, labiau gyvenančia, išlaikyti tą bangavimą su gyvenimu, kuris yra grįžus namo, grįžus į šeimą, pas vaikus, pas vyrą ar į virtuvę, kur moteriai yra ta užduotis, ar ne, atrasti balansą tarp tų visų ore sklaidančių taškų. Ir kad tas balansas atsikurtų, kad jaustumėmės tame harmoningai, ne kiek išsekintos, ar ne, tai būtinos tos pauzės, būtini tie susitikimai su draugėmis. Ar jeigu draugų šiuo metu netiek daug, ar kažkas jau išvažiavę, ar vaikučius augina, žinot, kaip būna, draugas išsibarsto, karts nuo karto gyvenimo tėkmėj. Tai aš galvoju, kad tie moterų susibūrimai, kaip pavyzdžiui, šitas moterų ratas yra vienas iš būdų atrasti tą palaikančią erdvę, būti savimi, pakalbėti, išsikalbėti, galbūt kažką pasisakyti, tiesiog iš savęs išimti. Žinot, kaip būna, moteris sako ir labiau ir pačios supranta, kas galvoje vyksta, kaip pasako. O pasakyti tai čia ne faktas kažkoks, kur kaip informacija, ar ne, kaip duomenys ar skaičiai. Pasidalinti jausmu reikia laiko ir erdvės, tinkamo laiko, tinkamos erdvės, tinkamų žmonių aplinkui, tų moterų, kurios panašiai jaučia, ne, panašiai gyvena, panašių dalykų siekia. Tai aš esu viena iš jų, tai visų pirma visa ši veikla, tiek studija, tiek apskritai ši studija ir mano pirmoji studija, jau 14-15 metų esu šioje veikloje ir vis tai darau. Suburiu moteris, kad jos dalintųsi tarpusavyje. Noriu būti tokiu sandūros tašku arba suvedančiu tašku tiems atradimams, transformacijoms ir kad visą tai vestų į svarbiausia, tai yra meilę sau, meilę savyje, atrasti, kokios mes esam kupinos, pakankamos, ar ne. Tai tam šitie susitikimai. Tai va, galvoju, kad trumpai nepapasakosiu, tai šį kartą leidžiu savo papasakoti šiek tiek ilgiau.
nors ir džiūsta burna šiek tiek. Bet aš manau, kad šis video ir šis mano papasakojimas atras savo klausytoją ir surezonuos. Tai va, jeigu surezonuos, tai labai kviečiu. Tai aišku, į visas savo veiklas kviečiu tiek į studiją, į mankštas, tiek į mindfulness moterų ratą, tiek manau, kad šis ratas bus toksai, kaip čia, skambutis ar priminimas, ar žingsnelis po žingsnelį su tuo ratu galėtume keliauti ir į Sijonuotą vasarą renginį, kuris vyksta kiekvieną vasarą. Tai kur susirenka moteris vėl tai pačiai bendrystei, tam dideliam moterų ratui. Tai jaučiu, kad tas mažas ratukas jisai galėtų būti ir fiziškai po šio stogu. Tai va, sakau, dedu širdį ir ar šį kartą, arba kurį kitą kartą, kai bus laikas ir bus galimybė, kviečiu pasimatyti. Tai va, tariu iki pasimatymo tuomet ir iki kitų visų šiltų susitikimų studijoje ir ne tik. Ačiū labai, kad paklausėt.